Medos ūkis įgauna naują pagreitį. Jūs sakė, neturi jėgų darbuoti. Į konteinerį. Sirgu viskas su paven. Nu tai kada tu turi ūkininkas darbuoti? Kaip sporto klubį vara. Aš dirbu, tas pons. Outfit checkas. Čia toks didelis kūms. Ir daug tragiškų vaizdė. Pažiūrėk, kokį jūs sumeistravo. Kilometrinis zinijas. Ten. Nu, užknės. It's not stupid if it works. Čia veterinaras atsargė. Žiūrėk, kad fiek. Hello. Tikon, šiandien lankau šiltnamie. Jurgina, pažiūrėkti. Man tai labai gražus atrodo. Čia tai, kur iš šaknų auginau, tai, kur iš sėklų. Vis dar ir vedau vargšą peraugalę, o kas iš šaknų, tai visai gražus atrodo. O dabar iš tos lentynos neš numerėlis. Va, cerins vis iškeliaujant į konteinerį. O va, pažiūrus mėnėm visai čia patink. Tiems žvejiniam patink, dar vienam rusmenėm patink. Po velnės pakėliau numerus tas žemoks ir žiūrėk, čia veiksmas vyksta. Aš ant atnešiau čia, ką žinau, prieš porą dainų, į čia jau lizdą. Ir čia jau kiaušinių, kuonos čia. Reiliu man ant rankų. Bet tai ką panašiai spėjai? Ekit savo. Ratilė, ekit savo nepalygins, aš galiu parodyti, ką patrodo daigyklų kokiai. Pinčinautus va. Žiūrėkit, va, gersi ruodams va ir papinčins žvejainis ir va jau iš pažastais išleido na iš šakelį. Čia va ir, va, idealus pavyzdys. Nupinčinau ir iškart šakuojas, vadinas bus daugiau žaidų. O gerai, kad čia dar turiu cerinčių. Keletą va taip turėjau cerinčių atrodyt. Bet ko daryti su tom skrusdėlėm? Po besasanos dababais išsinešios po V šiltnam. Žiūrėkit vis neštų savo kiaušinius. Dienos plans toliau ravėt bijūnus, nes pirmą eilę jau įnu ravėtą, dar to pačiu pasilaistau su biostimuliatoriu, kad geriausiai šaknyt. Čia va buvau šaknėlę, ištraukiau, nes neišdyga ir pradėjau žiūrėti, kas čia ir. Tai žiūrėkit, išpuven. Čia šiaip viskas nupuven ir juok pumpuriok, tai tiesiog... Ui, nu gerai. Neskleiskiam lygų į komposteinį švarį. O dabar parodysiu, čia tokia cikas jau didesnį šaknį buvo parsivežus. Nežinau, kas anačia nepateka. Šiaip pat šaknis į balts, matos. Bet gal perdžiuvus buvau, nes iš anską parsivežiau, ant reikėjo vos ne iškart sodinti. Bet aš neturėjau dar lauko pasiruošus. Nors va, pažiūrėk, ten va, matot. Lent, pumpuriok. Aš gal pazodins ir palaistys. Kaip vidaru, ką panai vadinas. Tada treti išsitraukiau, tai jau betraukant. Pradėjau lūžinėti, tai matos irgi viskas su paven. Tai nesuprasi, ar šaknis bišklijaus buvo, bet jo, man tam kanus atkeliavo biški, šiaip va, iš šakne plaukį. Bet šiaip tas rudau, mes į gan drėgnoką žemę sudinom, dėjom netgi žvyrą. Bet jau vis minkštai, va, matos, ate. Šį rudenį da, matos, kad reikės sodinti. Šiandienos tikslas buvo susismulkintas šakas ir užsimulčiuoti anom bijūnus, nes kadangi labai didelis kils pasidarėm, tai kad neželtų žolė. Bet matot, oras toks, kad šakos nesismulkina. Šiaip graudu gal biški jaukingai. Savaitę buvau šalnas. Ui. O šią savaitę numat lietų. Nu tai kada tu turi ūkininkas darbuoti? Matot, pats pasilaist. O, laistam sistemą. Lašelėn. Jurgina bei šalčiaus, tai... Bet jau mačiau šaknis ūkininką kit sudien. Turbūt dėl to, kad šaknikai sudini žėjim, kolom pradėjo žaliuoti, tai, žinot, užtruks. Pas man čia vazonus, tai Jurgina, nežinau, kelių savaičių, gal jau ir mėnesiaus. Tai šaknis jau ką prispėjau gal sudinti, bet aš to nenorėjau daryti, bet dabar, kad jie šlapė, tai dirba sudinti šaknis rizikinga. Nes tu ką, žinau, supūs ir šiaip įlip dabar ton dirba. Tam laukiai, ko trūkst plėvelis. O kad atsirastų plėvelė, kurio nuo šiovės parsivežt, viens rulons, trūkst rėmą, kur kas bus padaryt skylės. Čia beje darysim, tuos skylės galvoju nebus per didelis, bet čia yra vienmečiam. Jurgina aš darys daug didesnis skylės ir tikrai netep dažna kapčiai. Tai čia tokį formėlį pasidariau, kad aš galėčiau išsiteisti ant plėvelės. Nu, žodžiu, parodys eiglyko. O jes,
Tų vis nepikiuoju, nes galvoju, iškart tiesiai lauks sodins, bet ten jau čia vargst, pervargst, nežinau, čia kažkas svaru, nereikės mėsį laukonda. Vėsia čia. Kon čia rod. 9 laipsnė, a jūs juokaujat. Daiga vis teik stypt, kas čia ir man. Čia mona muliuga, tai jau kokie gražus. O čia kas vargst? Arbūzai. Žiūrėk, tvarių daigiuką lend. Melionai čia lend, o čia kas lend? Irgi melionai. Jo, agurkai, turėk agurks jau irgi dėti prieš visos, nes anims reikės, po to pradės styt labai. O, kušiu jau čia žaidus baig sukrauti. Labą dieną. Raguolė, čia teimo atrod, kur aš jau buvau nurašęs, kad niek nesigausiu. Žiūrėk, puikiausia. Nu, žodžiu, daugiau nebrodau, nes čia iš tikrųjų ir daug tragiškų vaizdėlių, dar net iš šiltnam nejau. O, šiaip pomidorą labai gražus, nežinau, dėl to, kad puta šveis aug, bet aš šveis visai. Ojei, kokį fainuolė. Tai kokį fainuolį, o žiūrėk, kaip zinys, kilometrinis zinys. A jūs tokių vaizdų matėm? Aš tai ne, o jos čia reik pasilaisyti, čia viskas įžiauri saus. Kon, skaudžiausi dalis, taip norėtus pamatyti žaidą, kas čia bus, bet. Ate. Kodėl to darau? Nes tus augaliuks aš čia augintom laukėlį. Skinimau. Ir čia dėl to, kad aš šiais metais sulaukčiau to vien žaidą, augals šaknis konkrečiai nestipries, nes visą energiją bus atidaut į ton žaidą. O man tikslas, kad tas augaliuks, tai savo šaknis esant po žemę, būtų stipri. Dar nežinau, gerą ton darau, tai jūs nekartuokit. Va čia matos pušalnos, man atrodo, biškiniai pasiraitin. Šiais metas taip darom ir kitas metas. Tom pat kartuosiam, va, ir matos šalnos padariniai. Čia va, kur prieit kart atravėjau, atsikasiau šaknį ir iš naujo įsudinau, nes buvau biškį ant tam poplėvelį. Kitas dalyks, žiūrėjau, nėra supuvę, nes labai daug išpuvų iš šaknų. Važiuok, toks augals pavargs, vis išsikryps. Aš manau, kad čia nušalnos ant stė. Tai va, atsisveikinam. Да, бежь побруженький, гришкас. Он что добавляется. Да, пайся и штуш. Pradėjau nešti vėl laip su šalham, jūs pažiūrėkit. Čia yra daiga, kurį pabuvo porą savaitų šiltnamie. Ir normalus, mėsingi, neišstypen daiga. Nepalygins, ką patrod daigyklo. Čia dar parodys, pažiūrėkti rusmėns. Aš parodys, ką patrod daigyklomas, o ką patrod čia. Žodžiu, kitas metas aš daiktų augant šiltnamį arba iš jos neaugant. Žiūrėk, čia tos rusmėns, kur dabar atnešiau iš daigyklos, ką patrod. Ir čia tos patys, kur sėds buvo ir šiltnamį palaikiau porą savaičių. Nu, akivai skirtams pažiūrėkti, Jurginam, kaip čia patinka. Kap negražiai. Inžinierius atvork, blemba. Tau. Nu, užknės, nu, blemba. Žiūrėk, ką pradėjom gražiai, ką viskas tesijas ir ką blabavo. Koks progres. It's not stupid if it works. Bailį, bėk šalia nuo veterinaro. Čia veterinaras atsargė. Atsargė, tai užsitrauks pirštin. За кого срок pasiimti. O, žilai, žaronka, da. Nu, rerkina, to. Pramadinsi, nepatikysit, kas vyksta. Darba vyksta. Šiandienas tikslas ir užmulčiuoti ant lauką su šakų mulčiu. Nu, apsimeskėm, kad nebuvau prieš tai. Kaip sporto klubį vara. Nugarytę tiesiai. Noriu met laukiamais įvyks. Babuška. Einam ruošt trēt lauk.
Pagaliau. Žiūrėk, dabar, kai jau susidirba, atrodo normaliai kaip lauks, prašė, atrodo kaip smėlių dėžė žaislai. Tai aš galvoju, pradedam nuo to galo, nes aš čia sudins Jurgens. Ne, taip, vagų kryptimi klosim. Reikia, kad viens laikytų čia, o kad sėtų gal. Va, aš dirbo tas pons. Žiūrėk, mes iki 8 nepabaigsim su tokias tempas. Atsilaik plėvelį. Kai šitaisiau plėvelį labai ilgs lauks, atrodo, eik tu savo. Va. Dabar aš esu modelis. Palangos jūrai. Dabar daro 4 kartą. 4 lentą. Tik dar laik. Na, ir dar reikia tokių padaryti dar 8. Pagaliau, jūs grįžai į vlogą. Paklauskit, kada bus audio vlogas. Nebus. Naujas triukė, kuriam dar tobulinam. Greit met pasirodys su kapišu. Čia meda. Jūs turbūt galvojat, kaip aš atsidūriau tokiai situacijai. Nu taip, pasirodė. Aš prieš 2 metus. Jau esu užsakysiu vyklą, tai greit metu pasirodys. Kombinezon dar tobulinam, nes į niuans, kurį man iki gal patink. Bet žodžiu, ir greit pasirodys. Nu tai, kiek. Outfit čekas. Aš esu darbinis Justas, turiu rožinės pimpalinės kelnes, seną liemenę ir kažkokią maikę ir pirštinytės. Ir kad lauksit naujien, kurios greit pasirodys, galit MUDLT, o šiaip jau yra ir kitų fainų produktų, tai užsukit pasižiūrėkit. Vašinti kokiam dainą. Nu, užteks, a ne užteks. Štai kur klausimas. O, žiūrėk! Užtek. Olimpinio atidarėms. Nebeliko efekto. O, Medos ūkis įgauna naują pagreitį, naują technologiją. Žiūrėk, mokykitės, ką taip daryti. Tu nebūk per anksti. Nu, klausyk gerai, žiūrėk. Nu, kreivs gal štai. Gersi. Dabar aš gulu. Pons darb. Derbam. Kelk, šekma, moterį. Pavidolis. Šiandien naudojam tuoksvinis ir tikimės, kad bus geriau, nes žiūrėk, čia tokias dantukas į smeng gera. Atrodo, čia plastikėjinis, atrodo sūdis, bet gal laikys geliau. Kai jau išteisėm plėvelį, prisiminėm, ką pamiršom, žarnas išsukloti. Nu, bet niek toik, nes pirmo vago bus Jurgina, tai anim pagailėsim biškį vandens, bet va čia va jau, kur įtunkiau bus vienmėtis visoks gėlis. Dar tiksliai nežinau, koks tai teisėm žarnas. Nu va, laistėm žarną įsiteisėm į dabar klausėm plėvelį. Jūs saik neturi jėgų darbuoti. Kon veik vaka, kada nėr telefonų, parodyk. Ateš vaka, nelėd naudoti telefoną ir daug lentę ir saka, susigalvok veiklą. Į vaktą žaid golf. Bandysim sudinti Jurgens ir atėjau šaknų pasiim, parodys, kur laikiau. Jis buvo laikoms čia va. Šaldytui. Dabar reiks susisudinti Jurgens. Ką pašon sandėliavau, šiaip bairis, bet beveik niek neperkau, išskirstantus, kur daiginau vazonus, tai čia visi baig iš workshopą parsivežti, įdomu, kiek čia bus gyvų. Ir ko dar reikia padaryti, būtina reikia susirašyti, aš tu iš Garden Mood turiu žašėn. Vai labai gerai radau, kur ir netgi kaplauką. Pas mums va čia vein vaga bus Jurginam, o čia bus va mona vagelis mažas, nes jeigu mat 1, 2, 3, 4, 5 lysvių su parajimu. Tai va, tai čia irgi bus 1, 2, 3, 4, 5. Nu jau, kels pasodinau, tai dabar galiu paaiškinti, ką ko darau. Išėm kupstus, kad kuo mažiau tų pikdžiolių čia atsigaut. Prasykas kažkiek daubėlį. Aišku, dėl žemės gerinim, tai galbūt naudingai dėti kokius kompostėjant žemės, kažkaip miešlą. Bet, žodžiu, neparsivežiau niek, tai bus natūraliai. Nu ir va, čia toks didelis gums. Dedam. Nereik labai daug užkast, kiek aš atsimenu. Įvisks. Tefa įvarau sekunčius. Galva nebent parodyti, kaip šaknėlis atrodo, tai aiškiai ir biškiai papelėjus. Bet normal, nes kai kurios šaknis toks pusiau driegnas buvo supakauts.
Bet va, kas jį fainai, jau matos kitur iš akių pumpuriuką aug. Tai vadins viskas okei su ta šaknelė, kad ir bišk papilėjus. Čia pusvalanduks ar valandėlį ir viską susodinau. Juokinga likt bus 2 šaknėlės, bet aš dar turiu prisidaigėnus šaltnamie, tai nežinau, kur ten tu suka iš galvos. Nu ir dabar kalto akmins, kadangi čia turim tokį mažą praėjimą. Aš čia galiu susodinti, nežinau, ar paskau visą eilę, bet pelėžirnių, nes jau pelėžirniams nereikia būti persodintajim. Ir aniai maža plėsas į tom posnės, anim reikės atramos. Tai aš čia kuliuk skolsiu, nežinau, ar per vasliniai, ir anim bus čia atram. Tai čia bus tik apseina ir aniai daugiau neturėtų per daug plėsis, o Jurgina galės užsiplėsti. Aš taip dar nemačius. Vienas pūks. Veitos skraida. Aš nesuprantu, bandau žiūrėti, dėl čia į voratinklį prikabins, bet nesimačiau. Tai ko, nauja diena, nauja darba. Ir šiandien einam pirmą numerį pasilaistyti, ko išsudinom su stimuliatorium, kad biški geriau išgyvent tus karšius. Kaip čia viskas dabar atrodo, naujam laukiu, man atrodo nerodžio, kaip aš čia kon sudin. Nes tiesiog labai daugom prifilmuoju sudint, manau, visi žinot, kaip kon daryti. Augalą tokiai biški paleipin. Bet tiek jį, kada nebuvo jau labai stipriai įsišaknyjant. Tai dabar bandau skausko įsišaknydamo į stimuliatorių. Nu jo, aš vis dar nepripraun prie tų sleikų. Ane geras dalyks į, bet kas per ilgiaus ir kas per šlikštynį. Žodžiu, tai va, man Jurgina pradaiginti atrodo taip. Matot, koks turs kots. Anon reikės, tiksliau, gal jau reikia pinčinti. Bet dabar ko nors darys, aš tiesiog susodins, bišk palauks, kada jį prigys ir tada pinčins. Tai va, pasidarau daubę, išsiimsiu iš vazono ir sudinsiu. O, pažiūrėk, kaip šaknis. O va, nežinau, gal net neardys per daug, tiesiog įsudinsiu. Ko, nemaž darbėlis padaryti, Jurgina susodinti, net apmulčiauti ir net likę bijūnai irgi apmulčiauti, išravyti, va kiek. Tai šiandien sudirbinėjom jau buvusi arbuzyną. Čia buvo tulpis, jeigu ką. Nu va, matos viens antras sugunėlis. Liks. Tai vis lauk bandysim sudirbti išskyrus čia va, kas aug. Čia vidrina, jeigu ką tam pikdžiulinį yra. Išsiklos plėvelį, kad neapželt pikdžiulis. Ir lauksim arbūzų laik sodinim. Ir sės palei šoną vėl kardėlius sodinti siksiaus ir sies su siempis. O dabar, ko aš darau, kol jūs sartai ruošus plėvelį. Ten tam lauko pabaigti, nes vėl sužėlį žuolis per savaitę, tai vėl irgi susidirbsim ir iškart išsiklosim. Kaip tik ūkininką var. Balt kėda ir balt skuins. Seniai betraukiam siekų dėžutį. Varysim siet, kadangi ir gan šlapia, dėgnus, sakykim, tiek. Pasiet zinijų ir susodinti dalį augaliukų. Tai va, lygšių daug nebetur. Nu jo, tas visas elitinis siechas, kur turiu toks brangesnis, pasirodant pakeliai ir po 20 mėnet. Visas daiginau ir nežinau, aš kažką turėsiu švis iš daigų. O tos toks paprastesnis, kurį daug siekos, tai va, ten ir laikbiš. Bet iš naujos kolekcijos Garden Mood striuk, ką montaus ant Reelsą jau garantauta bus prekybo, tai pasigriekit, nes tai nebūt kaip su tamprė. Dinga, greit tam. Sveiki, sugrįžę į vlogą ir pasidalins, ko šiandien darau. Tai man dabar planas ir, kad praeitas metas palei visą tonvą varyt siemkių. Iki pat galo bus taip užuovė. Ir dabar tiesiog kažkodėl atsiskiriau per pusnį, kad aš turėčiau kapagą, o dabar kokį ir per tolį man bus žiauriu. Nu gal dar siekčiau. Gal į barekalą dabar skiriau galvoj. Siemkės siesiu, o čia sodinsiu kardėlius. Ir kon padarau, tiesiog su kapliu griuovė. Tada gerą susilaistau anon. Išsirenka, aišku, prieš tai keikiam anon pikdžiulių visokius šaknis, kad kuo ilgiau anos neatželtų. Dėliuosiu gan didelės atstumas siemkių. Nu, tarkim, vieną čia, antrą čia, trečią čia. Nu ir po to čia dar idealiu atveju, kad būtų šakmatiška, jeigu išėjom, bet čia pišakiais varau. Ir kad jie apdara, šiaip mažiau pikdžiulių žėl, nes tu laista grina įskilut. Aišku, po to vara per virš laistam, tai vis tik pasilaisti, bet, nu žodžiu, nežinau. Tie po antrų metą darau, nes man pirmas pasiteisim. Testuojam žarnas. Nu, atrodo veik. Kada daug pajungsiu, nu, intensyvoms bus daug mažesnis, ne? Ko darom? Antrą kartą pat. Kabinam tenisą tinklą šalin kažkaip. Ir dėsim tropinę tvorą.
viskas, nu nebežaisk. O aš noriu. O, nu da, pēc reigals. Moteriški logika vis laik pasiteisim. Jūs pradžio kalkis galo, aš pasiūliau smailių. O tu happy. Ne. Pažiūrėk, kokį jūs sumeistravo. Ne, žiaura gera. Nu, kas nusatešti, tik zalšė vilas kažkokios. O ką bus eksternai liks? Išneš man trūks. Susko. Vilas. Kudė? Gerai. Šiandienai baigt, susirinkam plevelis, rytoj degins. Nu ko, lauks plėtas. Šiandien vos pat išsikluojau. Aišku, bangau tą plevelį. Tai pritrūkau ir plevelis 2 jaustom, ir vinių pritrūkau, tai ir dar žarnų. Tai dabar galvoju, kon veiks, tai susisodins ant on, bet prieš tai, žiūrėk, koks mėlynas skystis, o mėlynas dėl to, kad ton dalyką naudosiam, tai ir šulc atrašti špritas metas su veinu tau visam sezonu viskam, tai labai gera. Čia apsišaukelis ir, nu, čia tikrai neburnuoci. Ate? Kaip tau atrodė burnuočia? Nežiūrėkt, konkrečiai pasidaro labiausia dėl pelėžirnių, nes labai pradėjo geltonuoti, tai galvoju, galbūt pamaist medžiok trūkst. Tai dabar laistysiu ir po truputį jau pradės pabišk kaišiot, nes pelėžirnės, kiek žinau, ir taip, kad kol ani neturi atramos, ani labai lėta aug, bet kad tik atsiranda atram, ani iškart pradeda augti. Nu, žodžiu, man čia su vienu rungu sunkiai sakas. Vos spėjau, kai šaltnamį atliek, prasidėjo lietus. Šiaip daiga neatrod gera, va gali pažiūrėti, visi den arbūzus jau vilauks, o man žiūrėk, kaip atrod. Nu, lyn, bet vis tiek sodin ir daug maloniau sodint, negu kad pleškin saulė, tai nepabaigsiu šiandien visko, ko susiplanavau, bet bent jau susodinti ratilę, irgi visi guli. Pačiai, na? Atei, apsikabinsiam. Netu. Pina, netu, nešuok. Žiūrėk, kad bėg. Bailiuks. Ejo. Hello. Pons bėg. Hello. Žodžiu, kaip dabar tas vlogas, vienu moment buvo taip, kad aš atsilikdavau 1,5 mėnesį, o dabar tokia situacija, kad labai mažo kombe filmuoju, nes tiesiog viskas kartuojas. Ir pažiūrėjau, kad praeit kart nebuvo pabaigos, tai vėlgi, jeigu čia bus pabaiga, tai kviečiu palaikinti, pasubscribinti ir parašyti komentarą, nes kol kas užsibrėžėms yra iki lapkritį spalį ir tad jau spręsiu, ar nori teist, ar nenori teist, ar tiesiog nusiboda, ar patink, ar jum patink ir taip toliau.